Labas visoms ir visiems, su jumis sveikinasi Virginija. Tai sveiki atvykę į 26 metus. Ir galėsim pasižiūrėti, ką aš nuveikiau praeisiais metais ir ką atsinešu iš juos. Trumpai parodysiu savo naujausią baigtą seriją. Tokių smulkių pavienių dizainiukų, kurie yra nemokama autorinė schema. Autorė yra Little Room in the Attic. Ir čia yra katinai įvairiausi pagal viduramžių rankraščių iliuminacijas. Tai yra iliustracijas, būna paraštėse dažniausiai. Ir labai dažnai būna vaizduojami kokie nors juokingi gyvūnėliai. Viduramžiais katinų įsivaizdavimas, kas yra katė, apskritai yra juokingas. Bet man labai patiko šitoje serijoje, kad šitie katinai, jie vis kažką įdomaus veikia. Arba šiaip kažkaip įdomiai atrodo toks sraigekatinis. Adaptavau šiek tiek schemas pagal savo pasirinktą medžiagą, tai yra konkrečiai plastikinė kanva, nes originale buvo visokių ten per kryželio vidurį, bekstičų apvadų, ten dar ko nors. Tai šiek tiek varijavau, kad matytųsi ant juodos plastikinės kanvos ir kad, plius minus normaliai atrodytų. Tai trumpai papasakosiu apie kiekvieną. Tai va šitas sraigekatinis yra skirtas mano mamai, nes kai pasiūliau, kokį katiną jai išsiuvinėt, sako šitą arba ten dar kitą tokį. Tai šitas yra mamai. Ir aš juos turiu padarius kaip magnetukus. Čia matot, du įsiūti magnetukai. Aš dirbtinį veltinį prisiuvu su valu karoliukams siuvinėti. Tai tada va šitą darbelį galima drąsiai išskalbti, jeigu reikia, vis tiek magnetukas šiaip ar taip anksčiau ir vėliau nusimurzina. Toliau tęsiam katinų serijas. Tai antras katiniukas yra šitas sraigiaus draugas. Tai jis tokioj raudonoj kriauklėj gyvena. Tai irgi čia daugiau dariau pakeitimų, kad matytųsi ant juodos plastikinės kanvos. Ir jis toks piktas, bet neapsisprendęs. Jis toks savotiškas. Šitas lieka man. Taip, šitas katinukas yra irgi dovanų. Čia bus tokiam bičiuliui skirta. Tai, taip sakant, kas gali būti linksmiau negu mėlynas katinas besilaižantis. Irgi, magnetukas. Šitas katinas irgi iškeliaus. Ir šitam buvo daugiausia pakeitimų. Originaliam siužete buvo, jog yra du katinai ir jie taip iš pelių daro pykšt pokšt. Tai aš kažkaip pagalvojau, kad šitas vienas katinas jis nusipelno būti atskirai ir kad vis tik tai jam nebūtų liūdna, kad pykšt pokšt ir negauna, bet kažkokia krentanti pelytė jam turi būti. Šitas katinas irgi arba liks man, arba iškeliaus, dar čia neaišku. Tai jis toks leopardas geopardas. Ir vienintelis bus ne magnetukas, o čia yra palikta pačioj vieta bambukiniai lazdeliai ir jis bus pamautas ant lazdelės ir galės kopti kokiam nors vazone į savo grobio paieškas. Tai šitos katiniukus norėjau parodyti dėl to, kad jie artimiausiu metu iškeliaus kur nors, didžioji dalis dovanų. Dar kita mažoji serija, kurią siuvinėjau, buvo The Prairie Schooler, atkelintų 90 metų schema, irgi tokį turėjau internetinį švietaliuką ir čia yra daugiau įvairių dizainėlių, o aš išsiuvinėjau 5. Tai čia yra toks balendėlis, gulbelė, voveraitė ir 2 elniukai. Tai siuvinėjau ant įvairių likučių kanvos žalios turėjau, kur lieka, ten tarkim 10 cm tokios nuokarpos. Ir ant Evo irgi gabaliuko melsvai pilko. Ir apipavidalinau 3 į pagalvėlės, tai čia irgi gali būti pakabinami žaisliukai ant eglutės. Ir 2 prisiuvau prie
storo va tokia veltinė 2 mm ir irgi jie gali būti arba pastatomi, arba bus žaisliukai. Tai net nesiuvau atskirai nei kilpučių, nei nieko, nes jeigu sugalvosiu pakabinti, tai bus tada įkabinsiu į pačius siūlelį, į pačius jau dirbinėlius. Ir panaudojau, va, tarkim, skirtingus audinukus. Tai šitos 2 taškuotus buvau gavus dovanų, o šitą rusvą tai turėjau. O šitie 2 yra su ant juoda veltinio. Tai vienam padariau tokį apkraštavimą iš siūlo, o kitam nedariau, nes man atrodo šitam mėlynai ir vienam gerai. Šiaip, kas man patiko, tai irgi, kad jie yra mažučiai, ten 25 kryželių, išsisiuvinėja greitai ir kad galima panaudoti tokius visokius mažyčius atraižiukus. Dabar parodysiu 2 knygų skirtukus. Tai vienas iš jų yra mano pačios dizaino skirtukas pagal žemaitiškus audinius ir juostas. Tai jo schemą galima įsigyti mano Etsy parduotuvėj. Mažai aš naudoju skirtukų, tiesą pasakius, siuvinėtų ypač skirtukų. Ir dėl to ir savo kurtus net ne visus išsiuvinėju. Bet šitas, aišku, kaip žemaitei, tai jau reikia išsisiuvinėti. O kitas buvo pagal, irgi toks daugiau laisvos kūrybos pagal Blackworko kursą, kurį buvau užsisakiusi. Pats kursas man nelabai patiko, pagal savo logiką ir panašiai, bet kažkokių kūrybinių tokių idėjų, tarkim, kaip dirbti su spalvų perėjimais, panaudojant skirtingo storio siūlus, tai pasisėmiau ir to kurso motyvais tai ir pasidariau tokį skirtuką. Tai čia prisivau tiesiog apipašius kraštus ant veltinio gabaliuko. Tai vat taip.